Naktį visą nemiegojau. Another day, another slay. Čiotkai. Bet prasidėjo migrena. Jūs pasiklausykite, ant kiek cikados kalba. Sveiki! Lagaminė elektroninių jokių nieko neturiu. Taip. O. Šitas tik tai. Ačiū Jums labai viso. Matyti taip, kad nieko nesimatytų kameroj, bet atvažiavome į oro uostą, Kauno oro uostą, pirmą kartą aš esu. Nemeluosiu, per visą dieną, nu realiai, jeigu su vakar skaitant, aš kokius 5-6 puodus kavos išgėriau, plus energetinis. Dar norėjau čia važiuodama į oro uostą gerti energetinį, ačiū Dievui, to nepadariau. Naktį visą nemiegojau, bet suredagavau video. Pavalgiau picukės, susitvarkiau lagaminą, nu žodžiu, viską pasidariau, viskas čiki-piki, dabar va, sėdim, laukiam. Po belie kiek laiko atvažiavom, aš realiai net nežinau, kiek mes laiko užtrukom, kol atvykom čia, bet, hold on, bet atvykom, aprodo kambarį. Įeinat pro duris ir toksai vaizdas, čia yra tualetas, tada yra miegamasis, čia spinta, aišku, man reikia labai paskubėti ir čia yra vaizdas. Ta prasme, ar jūs juokaujat? Bet žodžiu, ką norėjau sakyti, aš šiandien apsirausti ir mes varysim į baseiną. Tik man dar reikia susirasti tą moterį, nes mano kambarį nėra do not disturb jokio ženkliuko, kas nėra fain. Stengiuosi vien filmuoti, kad nieko nesimatytų ir be mikrofonos, tai tikiuosi jūs mane normaliai girdėsit, bet atėjom pavalgyti į Mac's Grill and Burgers. Kažkas Mac taškas. Tai žodžiu, aš užsisakiau avokado salotas ir mango mojito. Čia labai daug pasirinkimo mojito buvo ir man tas labai patiko. Aš alkoholio negeriu, aš jo nemėgstu. Nepakeliu, bet dabar galima. Tai žodžiu. Ir paskui eisim galbūt prie jūros. Darysim nuotraukas, reikės tai va. Aš net neturiu jėgų laikyti kamerą ir aš neturiu jėgų būti asmerkus akis, nes aš esu ant tiek pavargusi, bet jeigu girdit fone garsą, tai čia kondiškė su įsijungus, nes belia kaip karšta iš tikrųjų. Žodžiu, pavalgėm. Aš vis sakiau avokado salotą, šiaip iš tikrųjų skanios. Buvo ananasas tenais, ko aš nesitikėjau, ir patažas buvo teriyaki, bet paskui labai daug aliejaus ant dugno, buvo taip biškį toks per daug riebus. Ir mango mojito užsisakiau. Jis ant tiek buvo stiprus, kad aš jį taip sunkiai gėriau ir galų galę tiesiog perdaviau visiems, kad išgertų, nes nebegalėjau tikrai nieko padaryti. Bet žodžiu, jo. Tai va, dabar visi grįžom į viešbutį, einam pamiegoti ir vakarą vėl kažkur išeisim. Manos prie jūros pasivaikščioti. Tai aš tikrai nemiegoti, nes aš visą parą realiai nemiegojau. Ir aš tikrai esu labai pavargus, tikrai noriu biškį nusinausti. Tai žodžiu. Labanaktis vaikeliai.
Another day, another slide. Atsikėliau nuo kažkur be 10:07. Žadintuvas prikėlė, tikrai ne pati atsikėliau aš. Pasiėmiau šitą dabar mikrofoną, nes čia ganėtinai daug garsų vyksta, realiai čia va kondicionieriai, visa kita. Aš čia labai arti atrodau, kad būčiau. Ne. Ok. Labai šitą kamerą priartina vaizdą. Pusryčiai su tokiu vaizdu. I could do this every single day. Šį visai dabar dar gerai, kol čia va, pas mane yra pavėsis, kol saulė neatsisukus, nekaitina. Nu, žodžiu. Čiotkai. Labai greitai dabar filmuoju be mikrofono, be nieko, nes kamera kraunasi ir jinai jau yra įmesta realiai tašę. Aš nežinau kaip, bet jinai įsijungia, kaip buvo lagaminė. Kaip, nežinau, bet dabar važiuosim, eisim tiksliau pasivaikščioti pro miestą. Senamiestį, kur vakare vaikščiom visą kitą, tai dabar dienos akim viską matysim, bet prasidėjo migrena. Jau vaistai išgerti visą kitą, aišku, dabar biški tokia fai būsiu, nu bet yra kaip yra. Outfitčiukas toksai, viską susidėjau ir keliausim jau. Iš tikrųjų nelabai noriu, bet ir nenoriu dėl savo galvelės, tai sveikata man. Toliau vaikščiojom pro senamiestį, šiaip jis žiauriai gražus, labai primena Nesebarą. O jeigu, kad žiūrėt mano Bulgarijos video, aš sakiau, kad man Nesebaras belė kaip gražus, ta prasme. Aš tikiuosi kamerą užfokusavo, nes aš nežiūrėjau, ką žiūriu, ką filmuoju. Ir žodžiu, toliau keliaujam, toliau žiūrim, karšta, kai nežinau kas. Galiausiai jau keliaujam link viešbučio, jūs pasiklausykite, ant kiek cikados kalba. Jo, bet pavargus, bet jaučiu varysiu jau prie baseino įsimerkt, nes karštis yra nenormalus. Ateities jau aš neka, žinau, kad tenais betvarkė, siuntas pakuoju, man čia ir biznis. Ir be to. Jep, žodžiu, ką norėjau pasakyti, biški explanation darysiu, video pabaigos nebus, nei vienam nebus, nes galvojau, kad darysiu vieną didelį vlogą, bet kadangi jau 2 dienos yra jau apie 10 minučių, sorry, bet tikrai nebus visos savaitės, tai darysiu į kelias dalis. Tai arba taip pat sveikinsim, pašnekėsiu ką nors, arba tiesiog video bus pasibaigęs. Anyways, dar ką norėjau pasakyti. Po paskutinio klipuko, ką jūs matėt, mes toliau tęsim dieną, mes nuvarėm į restoraną, į supermarketą susiradom ir grįžom namo, nu žodžiu, tada jau vėlyvas vakaras buvo. Bet kad ir ką aš ten šnekėjau, kad ir ką aš filmuoju, nes aš ir toliau filmavau po baseino viską, I did not make any sense. Ten buvo ne Ieva, ten buvo Patricia. Ten buvo GDM. Va, kas man buvo literaliai paukštukai skraidžioje, nes kad ir ką kalbėjau, aš nieko nesupratau. Nu, žodžiu, anyways. Ir tada grįžau namo į viešbutį, man prasidėjo tokia migrena, matyt, karštis, visa kita, gal, saulė, taip toliau, nuovargis, nu, žodžiu, susidėjo viskas, iki tiek, kad aš 2 valandas žliubiau. Literaliai verkiau. Ir tada brolis ir jo žmona nuėjo bulvyčių free nupirko, belė kaip skanios, bet druskytė, elektrolitai, ten kažkas man padėjo, pasaka buvo. Ir žodžiu, jo, tada dariau food taste testą. Ten reikia ištrinti tą visą klipą, ką aš kalbėjau, nes I did not make any sense. I was on some... nebuvau ten. Tik migrenos vaistai, okay. Anyways, pasirodo dar marketą nusipirkau digestive bars, as in digestive chocolate bars, kurios padeda, you know, nevalgiau, nebandžiau, išmečiau. Bijojau, norėjau atsivežti, bet per lagaminas buvo sunkus. Žodžiu, tai va, ačiū, kad žiūrėjot, paspaskit patinka, pakomentuokit, nežinau ką dar, ir keliausiu kitus redaguot video, aš tikiuosi, ne po mėnesio keliusiu. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot viskas. Ate.